Gintarinės pirties idėja kilo prieš 5 metų. Lietuva yra Baltijos šalis ir Baltijoje nuo senovės yra rasta labai daug gintaro. Tai dalis to gintaro, kuris rastas Baltijos šalių pakrantėse, yra sudėta čia pas mus šitoje mūsų gintarinėje pirtyje. Ir Lietuva garsėjanti gintaru, dabar Lietuva gali parodyti, kad turime mes, sakysim, pirmąją pasaulyje gintarinę pirtį. Gintaras prie šilumos išskiria amino rūgštį, kuri yra reikalinga žmogaus organizmui. Tai gaunasi, žmogus gauna du efektus. Pirmas dalykas yra pirties efektas šiluma. Žmogus išprakaituoja, išskiria savo, kaip sakytas, kenksmingas medžiagas. O antras dalykas, žmogus gauna amino rūgščių, kurios jos yra reikalingos pačiam žmogui. Tai šioje gintarinėje pirtyje mes ją turime jau 3 metus ir pirmas dalykas, ką mes sužinojome iš mūsų pačių klientų, patiems buvo įdomu, nes kadangi tai nebuvo analogų, tai pirmas dalykas yra žmonėms yra relaksas. Žmonės iš čia grįžta nusiraminę, psichologinę būseną pakeitę, nes tai veikia kaip terapija, pirmas dalykas. Antras dalykas, žmogus, kaip sakyt, mėgsta ten, kur yra šilta, kur yra gražu, kur akiai miela ir visos šitos gintaro švytinčios plokštės, jos priduoda žmogui ramybės. Atlikau mūsų medicinos centre sukurtą gintarinį prisilietimą. Visų pirmiausia, naudojamas viso kūno šveitiklis su smulkia gintaro pudra. Atliekamas buvo viso kūno įvyniojimas į gintarinę kaukę bei lengvas šiltų pintų masažas. Taip pat atliekama veido gintarinė procedūra, žėrinti gintaro kaukę veidui, o rankoms atliekama švelnus atpalaiduojantis rankų masažas. Gintarinė kosmetika naudojama odos elastingumui bei odos drėgmės balansui atkurti, jaunina, šviesina bei stangrina odą.